Šį vakarą čia Vilniaus Žalgirio stadione turėjo įvykti Lietuvos futbolo A lygos čempionato rungtynės tarp Vilniaus Reo ir Alytaus Dainavos. Po naktinio vandalų išpuolio šios rungtynės tikrai neįvyks. Vakar išplatinę žinią, kad jau šiandien grįžta į legendinį Žalgirio stadioną, Reo atstovai net nenutokė, kad grįžta ne žaisti A lygos rungtynes, o treniruotis ant neišniokoto Žalgirio stadiono plotelio. Gerai pasiruošę vandalai į daugiau nei 60 metų skaičiuojantį stadioną pateko per vadinamąją Marakaną, kur išlaužė vartelius. Vėliau buvo nupjauti abiejų vartų skersiniai, išniokota veja, sulaužyti ir į aikštę nutempti atsarginių suolai. Šiandien priešpie daugiau nei valandą nusiaubtą stadioną apžiūrinėjo policijos pareigūnai, kuriuos iškvietė pirmoji tą siaubą išvydusi stadiono direktorė Stasė Morkūnaitė. Pastaroji nedvejodama pareiškė, kad šį vandalizmo aktą padarė nuolat neapykantą Reo klubui demonstruojantis Vilniaus Žalgirio ištikimiausiai aistruoliai. Pagalvoju, kad Žalgirio fanai. Kodėl? Todėl, kad Žalgirio fanai visą laiką nori, kad Vilniuje būtų viena komanda Žalgiris. Tai buvo Vėtros laikais, Vilniaus laikais. Pats tikriausiai puikiai prisimeni, kad Žalgirio fanai vien už Žalgirį. Panašios nuomonės laikosi ir viso Žalgirio sporto arenos atstovas Irmantas Degutis, kuris nebejoja, kad vandalai pasitelkus policijos pajėgas ir išklausius galimų stadiono darkytojų telefoninius pokalbius bei perskaičius SMS žinutes, jie bus surasti. Manau, kad tai yra žema ir tai rodo, kad iš tikrųjų, kol Lietuvoje bus tokie pseudo futbolo sirgaliai, tai manau, kad Lietuvoje futbolo lygis bus būtent toks, koks ir yra dabar. Veiksmai mūsų tokie, kad parašėm pareiškimą į policiją ir tikimės, kad policija greitai šitą įvykį išsiaiškins. Aišku, mes patys žinom, kas tai padarė ir be abejo policijai padėsim išsiaiškinti tikrą tiesą. Iš kur žino? Ir kas jie? Aš nenorėčiau įvardinti, kas jie kol kas. Gal tegul policija dirba savo darbą, bet nesunku suprasti iš pasisakymų viešoje erdvėje, iš komentarų, iš įtampos, sakykime, tarp dviejų futbolo klubų. Man atrodo, aišku, kas tai yra per žmonės. Kol kas kitos versijos daugelio yra atmetamos, skirtingai nei ilgamečio Žalgirio puolėjo, o dabar Reo vyriausiojo trenerio Stasio Baranausko, kuris nelabai linkęs tikėti senųjų Žalgirio fanų tokiomis išdaigomis. Tiesa, treneris išgirdęs šią naujieną neabejojo, kad tai ir yra išdaiga. Sužinojau, tai ryte paskambino, bet aišku, sunku patikėti, galvojau, kad čia taip šiaip šposas. O aišku, kai atvažiavau čia, nuotaika tokia, kažkas kariauja prie Žalgirio stadiono. Keista net, va. O žaidėjai, dabar ką tik tai su Tomu Ražanausku kalbėjau, susirinksim treniruotę. Aišku, visi ruošiasi varžybam, tai dabar biški šiek tiek pasikeis tą situaciją, pasitreniruosim, ruošimės kitom. O kur treniruositės? Tai kažkuriam kamputį čia prisiglausim, nes vis tiek dabar taip staigiai kažką pakeisti. Vis tiek jau susirinksim šičia, tai šičia ir pajudėsim. Kas dar galėjo sugadinti Žalgirio stadiono atidarymo šventę, tik spėliojama. Taip pat spėliojama, kada teisėsauga išsiaiškins asmenis, niokojusius legendinį stadioną. Šį sezoną Žalgirio stadione planuoja žaisti ne tik Reo, bet ir pirmoje lygoje dalyvaujantis Polonijos ir Granito klubai. Tikimasi, kad stadionas bus sutvarkytas per kelias savaites. Aurimas Budraitis, Vytautas Juknys, Sport 1 žinios + Vilnius.